Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Okay, my name is Rytis Vaškilevičius. I have a great voice. Sveiki, mano vardas Rytis. Šiandien Kauno Fono radijos eteryje žinios. Britanijos karališkoji šeima gamin šampaną. Bekingamo rūmuose per pokelius dažnai geriamas sekso grafystėje pagamintas putojantis vynas. Per princo Viljamo ir Kate Middleton vestuvės buvo vaišinamasi Kento grafystėje pagamintų vynų. Kokia ten sekso grafystė ten buvo? Sekso. Horoskopai. Tauras. Niekur neskubėkite, nedarykite spontaniškų sprendimų, nes jūsų blaivus protas truputį snaus. Iš galvos horoskopas savo pačiam, nežinau, koks tavo ten zodiako ženklas yra. Na kągi, Avinas. Šiandien jūsų laukia ganėtinai įdomi diena, laukia daug darbo sprendimų. Nebūkite pasimetę meilės reikalose, kadangi gali laukti daug įtemptų pokalbių su artimu žmogum. Tiks? Anekdotas. Turguje bobutė šaukia. Saulėgrąžos, skanios saulėgrąžos, tiesiai iš Černobilio. Jūs nesakykite, kad iš Černobilio, nes niekas tada nepirks. Einantis pro šalį žmogus sako. O toji bobutė jam atsako. Bet perka, labai perka. Oi, kaip perka. Vieni uošvienėm, kiti viršininkam, treti kaimynam. Kągi, mėly klausytojai, šiandien pakalbėsime apie greitakalbės. Greitakalbės kartais dar vadinamas greitašnekėmis. Nu dabar porą greitakalbių. Pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, mes kopiame aukštyn. Panabagybė, 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 panabagybė. Kas degtinė laka, ta ir vargas plaka. Oi, kad būčiau paklausęs savo bobulės, kad negertus degtinės. Dabar nereikėtų su pampersais vaikščiot. Kaip norėčiau antramžių pragyvent, kokią jauną pacankę pasikabint. Vsio, patarlės baigtas. Rimtai viską reklamėlį. Tik dabar Euronics parduotuvėje 127 cm įstrižainės plazminis televizorius LG tik 1999 litai. Euronics. Europiečio verta technika. Parduotuvėje rasite Kaune, prekybos centre Mega. Pasiūlymas galioja iki gegužės 15 dienos. Gerai klausytojai, šiandien turime laidą apie rūkimą. Vyrai, jeigu jau rūkote, tai bent nerūkykite mėtinių cigarečių, nes dar po kelių metelių nepastatysit savo antenos. Na, o dabar aš vieną tokį gerą prisiminimą turiu apie savo gerą pažįstamą. Prisirūkė vargšelis. Rūkė jis ten rūkė, rūkė jis ten rūkė, rūkė jis ten rūkė, rūkė ten jis rūkė. Atsistojo, tik tai bumpt su galva į duris. Prisirūkė vargšelis. Dabar turime vieną svečią ir jos vardas Angelytė Pakurpytė. Tai vadgi, Angelytė, ką tu galėtum pasakyti apie rūkimą? Nu, žinai, aš šiaip mėgstu rūkyti, šiaip tai aš pinigų nelabai jau turiu rūkimoj, bet, aš susirandu kokį turtingą bičią ir jisai man nuperka, žinai, parūkyti, aš ten jam atsidėkoju natūrą visais kitais ten tokiais pričiūdais. Apie plaučių vėžį, tai kas tie plaučiai iš viso, čia tas kur kepenys, ten? Tai kągi, brangieji, nerūkykit, negadinkit savo sveikatos, tausokit save ir linkiu jums gero, ilgo ir sveikatingo gyvenimo. Su jumis buvo Rytis. Iki. Kauno Fonas.